Dar vienas karštas turas, karštas interviu tiksliau. Turas tai pirmas, interviu jau dabar antras pagal eilė seka su Granito senjorais padarėme. Karštą interviu dabar Top Kickerių. Žaidžiantis treneris, vadovas ir vartininkas Augustinas Latvėnas. Augustinai, 1-1, pirmaujant ilgą laiką praleisti įvartį, ten gal trečią nuo galo minutę tikriausiai kartokas toksai, ne? Bet tas įvartis toks, šiaip savo, tai kokios dabar tavos emocijos? Tai turbūt aišku, apmaudu, praleidus pačioj pabaigoje rungtynių. Antro kėlinio pradžioj mes įsiveržėm į priekį, Edvis ten gerų smūgių. Nu, sakyčiau, labai gerų. Jo, ir gynėmės, tikrai užspaudė mus, lipo ir pavyko apsiginti didžiąją dalį progų, bet ten jo, likus gal 4 ar 5 minutėm baudos smūgis, ten neišsivalėm, nepataikėm, praridėjo, kažkur įkrito, nu, apmaudu tikrai, bet šiaip jeigu rezimuojant, turbūt galvojam, kad bus, jeigu kas duotų 1-1 ten vakar arba šiandien ryte, tai būtumėm drąsiai paėmę. Aišku, pabaigoje praleidus apmaudu, bet šiaip startas pozityvus. Ta prasme, turim daug traumuotų žaidėjų, ten dešinė pusė mūsų turbūt pusė sezono iškritus gynybos saugas, ten centro gynėjų pagrindinių dviejų neturėjom, tai buvo iššūkis, bet naujokai labai solidžiai atrodė, labai džiugu dėl to ir turbūt bendrai paėmus 1-1 dėsningas tas rezultatas. Pažiūrėsim tas iškarpas, kaip ten ką, gal emocijom nurimus tikrai džiaugsimės, na, dabar šiek tiek apmaudu. Ok, pernai, praėjusiam sezone debutavo Top Kickeriai dubleriai. Dabar gal jau pagrindinė komanda, nes nebėra kitos komandos. Debutavo B divizione ir užėmė 4. vietą, bet taip gavosi, kad toli nuo 3-tuko prizininkų. Šiais metais yra ambicijų žengti aukštyn, ar visgi per metus komanda gal šiek tiek žengtelėjo atgal? Žengtelėjo metais į priekį. Pabrendot truputėlį. Jo, daugiau futbolo IQ plius 1 metais prisidėjo. O šiaip, jo, nebeturim pagrindinės komandos, principė nutarė žengti skirtingais keliais ir tikrai didžioji dalis norėjo išlikti dar 3 lygoje ir pasivarstė po tas komandas. Ir principė mes iš tos buvusios mūsų pagrindinės komandos pastiprinimo šiemet neturim, tai turbūt tikslas toks pat kaip pernai, išlikti pirmoji lentelės pusėje, vidury šiek tiek aukščiau ir kas ten žino, vat, su diviziono čempionai sužaidėm 1-1. Kokį įspūdį paliko čempionai? Jie pasako, kad nesitreniravo, nesiruošė, paseno ir panašiai. Tai mes irgi tą patį ką tik sakėme. Nu, mes tai žinom, kad jūs treniravotės šiek tiek, judat vis tiek karts nuo karto. Tai stengiamės ką daryti, bet jo, žiemą žaidėm irgi šiek tiek kitą sudėtim, tai vis tiek stengiamės išlaikyti brandalį, stengiamės išlaikyti tą gerą nuotaiką, gerą laiką aikštėj. O varžovai stiprus, nu nieko nepasakys, jeigu įsižais daugiau, nu tai faktas, kad vėl bus vieni prizininkų, garantuoju, ten tie minus keli taškai. Dabar -6 jau. Dabar jau -6. Man atrodo, jeigu nebūtų šiandien pagrindinė Granito komandai rungtynės po mūsų, tai greičiausiai būtų daugiau to pastiprinimo ir būtų dar sunkiau, nes matėm, kaip keičiasi komandų žaidimas, kaip Borovskis, pavyzdžiui, atsiranda aikštėje. Jo, jeigu visas rungtynės reiktų žaisti kartu prieš šitą, tai žinoma, kad būtų sunkiau, bet nu, ką padarysi, jie pasirinko su šitą sudėtim žaisti B divizionė, jų valia, mūsų darbas, kaip sakyti, stengtis kiekvienose rungtynėse sužaisti, kiek galim geriau ir manau, šiandien tikrai tą padarėme. Ačiū tau ir linkiu sėkmės, linkiu kitose rungtynėse ištraukti viską, kas skrieja į vartus. Ačiū, iki kitų kartų.